Vytautas Landsbergis. Piliečiai, pilėnai, sveikinu Jūs garbingoje istorinėje susitikimų vietoje, kol dar susitinkame. Džiaugiuosi Jūsų solidarumu, dėmesiu nepriklausomos Lietuvos praeičiai ir ateities vilčiai. Sveikinu ir visus, kurie mus girdi šiandien. Gerai, kad nėra tų, kurie norėdavo, kad niekas nieko negirdi. Žiūrėkite. Ir vis dėlto norėjau sveikinti, norėjau pasidalinti mintimis, kurios susikaupė iki vakar dienos, ir turiu pasidalyti žiaurią reikšmingą žinią, kurie atėjo telefonu man važiuojant čia į šitą susitikimą. Tolimoj Žmogėdrų šalyje, jos katorgų kankinystėje, visai neseniai, gal prieš pusvalandį ar valandą, mirė Aleksejus Navalnas. Tai žiauri ir reikšminga žinia. Mes galėtumėm minutę nutilti, prisimindami visas Putino tironijos aukas. Ir štai ši yra paskutinė sąraše, deja dar ne paskutinė būsimame sąraše. Pagerbkime. Tai reiškia daugiau ką, ne tik vieno žmogaus mirtį. Tai reiškia, kad tironija nebepuoselėja atsarginio varianto, kas turės būti po Putino. Kokia nors nauja perestroika, kur galbūt Navalnas, gal ir jam taip sakė, kai jį viliojo grįžti į Rusiją, dar bus reikalingas. tą variantą jie atmetė. Lieka tik tai kraujas, tik tai mirtis. Arba gyvenimas, arba mirtis, arba laisvė, arba vergija. Tai ir mums, bet ne tik mums, čia yra visiems pasaulyje. Na, o šiaip noriu pasidalyti mintimis